Kremliaus propagandistai mėgsta savo auditorijai kartoti, kaip stipriai Europos šalis kontroliuoja Jungtinės valstijos. Jie teigia, kad europiečiai praranda nepriklausomybę, nes jų vadovai, priimdami politinius спрендимус, nebeteikia pirmenybės savo piliečiams. Тысячи людей вышли на улицы Вены с флагами Австрии и России, лозунги против ЕС и НАТО, призывы снять антироссийские санкции, от которых больше всего страдают сами европейцы. Политики тем временем лихорадочно ищут, где бы еще сэкономить энергию, и вот новая идея – на час раньше выключать подсветку Эйфелевой башни. Tokiais pranešimais siekiama pasėti nepasitikėjimą tarp piliečių ir jų vadovų. Pagrindinis teiginys susijęs su sankcijų vaizdavimu kaip neproporcingai žalingu Europai palyginti su Rusija. Be to, vadindami Europos šalis JAV tarnaitėmis, propagandistai siekia pakirsti pasaulio vienybę vykstančio karo Ukrainoje kontekste. And if Putin was seeking to divide the European Union, to weaken NATO and to break the international community, he has achieved exactly the opposite. We are more united than ever, and we will stand up in this war. That is for clear that we will overcome and we will prevail. We are united and we stay united. ES valstybės narės yra suverenios šalys ir savarankiškai priima sprendimus dėl savo saugumo ir politikos. JAV yra svarbi ES sąjungininkė, tačiau ES politiką lemia ne JAV. Kiekvienam ES sankcijų paketui vieningai pritarė visos šalys narės. Naujausios analizės rodo, kad šios sankcijos galiausiai buvo naudingos Europai. Pavyzdžiui, jos prisidėjo prie energetinės nepriklausomybės. Anksčiau net 86% į Europą tiekiamų dujų buvo iš Rusijos, tačiau dabar šis rodiklis sumažėjo iki 7% ir prognozuojama, kad netolimoje ateityje pasieks nulį. Как называется эта страна? Prastėjanti ekonominė padėtis yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių Rusija šiuos sprendimus siekia pavaizduoti kaip žalingus ir beprasmiškus, teigdama, kad Europos lyderiai tik vykdo amerikiečių nurodymus. Tačiau tikrovė yra tokia, kad ES ir Jungtinės valstijos vieningai reaguoja pasmerkdamos Rusijos karą Ukrainoje ir palaikydamos savo bendras vertybės – demokratiją, taiką, laisvę, teisės viršenybę ir žmogaus teisių apsaugą visame pasaulyje. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasidalinti savo mintimis komentarų sekcijoje ir žinoma, sekite mus socialiniuose tinkluose.